Kai myli žmogų, iš principo dėl jo ir dirbi. Tai jinai myli žmonės, jinai stengiasi dėl jų. Galimybė padaryti pakartotinį pardavimą. Atsipirko mokymai 6 kartus. Ar tu tikrai nori tai sužinoti? Mastermindas man davė iš tikrųjų galimybę padaryti pakartotinį pardavimą. Nes iš tikrųjų mes su ją turėjom pirmą nemokamą konsultacinį. Tuo metu įsprendė tas problemas, kurias aš turėjau. Ir aš jį dar nieko už tai nemokėjau. Man ir patiko pas ją mokytis. Mes labai sutapom. Tai reiškia, man turi būti labai aišku, konkretų, struktūriška, kad nebūtų jokių tenais piniguose emocijų. Nu kaip gali būti versle kažkokios emocijos. Aš į mokymus atėjau, jau kai įsisprendžiau viską, tai iš tikrųjų atėjau labiau gal su asmeniniais tikslais. Pradėti atostogauti pagaliau, pradėti sportuoti vėl, pradėti laiko skirti daugiau savo, šeimai. Aš kėliau tikslus, aš jų siekiau, aš tingėjau, aš nieko nedariau, aš boikotavau. Buvau tas pats dalyvis, kuris, prisistatėjau prieš grupę ir kiekvieną rytą 6:30 į stadioną siųsti nuotrauką, kaip aš vėl bėgioju. Labai faina bėgioti, bet ir anksti, bet kai šviesu ir šilta šiandien. Ir iš tikrųjų mes labai susidraugavom. Mes turėjom fainą komandą, mes susidraugavom ir mes iki šiol skambinamės, palaikom. Iš tikrųjų, šitie mokymai labai aktualūs tiem, kas dirba su komandom, su grupėm, kurie nori iš to chaoso, kažkokio atsitiktinumo padaryti struktūrą. Ir dar netgi tiem, kurie patys siekiate kažko tai, kad tai daryti tikslingai, sistemingai ir pasiekti garantuotų rezultatų.